Vokietijos komanda. Supratau, išvykstam. Kauno rajono priešgaisrinėje tarnyboje šiuo metu yra 9 komandos. Dirba 76 darbuotojai, iš jų 72 ugniagesiai. Pagrindinis tikslas - tai gaisrų gesinimas, gelbėjimų darbų atlikimas, žmonių gelbėjimas Kauno rajono savivaldybės teritorijoje. Be abejo, ir važiuojame į pagalbą ir į Kauno miestą, ir į gretimus rajonus. Pakeitus priešgaisrinės saugos įstatymą buvo priimta, kad savivaldybės organizuoja savivaldybės teritorijoje savanorius ugniagesius. Tai nuo 2016 metų mes pradėjome savanorystę. Nežinojom, nuo ko pradėti, kaip tą savanoriją vystyti, kokia kryptim eiti. Pas mūsų kaimynus Lenkus savanorija egzistuoja jau 90 metų. Tai mes taip pasitarę su direktorium nutarėm nuvažiuoti į Punską, pasišnekėti su Punsko savanoriais, pasidalinti jų patirtim ir kaip reikėtų pradėti tą savanorijos darbą. Iš esmės, tas idėja savanorystės man asmeniškai kilo labai senai. Kažkada dirbau valstybiniai priešgaisrinės saugos tarnybai. Dar 2000 metais teko mokinti Švedijoje priešgaisrinę saugą. Tai Švedijoje buvo ta savanorystė gana senai ir gana taip buvau susidomėjęs. Aišku, ta savanorystė trūko jos įteisinimas Lietuvoje praktiškai apie 10 metų, jei nedaugiau. Tad nuo 16 metų mes kaip ir startavom. Mes turime 96 savanorius. Sakyčiau, kad žmonės nori geranoriškai ir gal yra tas noras jaunimui tai išbandyti save. Nes ugnis, gaisras, tai jau yra tokia ekstremali situacija, kada žmogus pajunta tą visą ir baimę, ir pavojų, nes su ugnim juokauti negalima. Savanoriai ateina dabar patys, nes vienas per kitą sužino, pasidalina tą turbūt patirtim, kitus sudomina. Yra labai aktyviai savanorijos komanda, išskirčiau Čekiškės komandą. Ten tikrai ta savanorija yra pavyzdinė. Ir sakyčiau, visai Lietuvai būtų pavyzdys Čekiškės savanorių komanda. Prieš 10 metų įstojom į savanoriją, buvom pirmieji tarp pirmųjų, mūsų komandoje buvo 5 savanoriai, iš tų 5 mes dabar esam likę 3. Sekančiais metais įstojo dar 10 savanorių į komandą. Mūsų jauni savanoriai, jaunesnėje sistemom daugiau mobiliom naudojasi, tai sukūrė tokią sistemą mum, visi savo telefonus įdegim tą sistemą ir vienu mygtuko paspaudimu mes visi girdim, kad kur yra kur gaisras ir mes pranešam, ar mes atvažiuosim į vietą, ar mes pakeliui įlipsim, nes mes visi daugiausiai gyvenam Čekiškai, tai mes net pakeliui sulipam, atvažiuojam. Šiaip daug kas su pavydu žiūri mūsų komandą iš aplinkinių. Mes išvažiuojam maždaug 3-4 savanoriai vienu iškvietimu. Tai mažiausiai. Mažiausiai. O kartais net čia miesteliai, kai buvo gaisras, tai 9 net atvažiavę buvo. Savanorija pas mus išvystyta. Pasiūlė savanoriją sukurti, tai stojau į tą savanoriją. Ir mano sūnus stojo į savanoriją irgi, dirba kitam darbe, bet savanoriauja. Ugniagesiu tapau 84 metais, Liepos 4 dieną. Taip, tai aš dirbu pagrindinį darbą ugniagesiu, komandos vadovu, o savanoriu tuo, kad aš bet kuriuo laiku ar nedarbo metu galėčiau vykdyti tą patį darbą. Gelbėt ir gesit. Mano šeimoje pirmieji ugniagesiai buvo močiutės broliai, paskui tradiciją tęsė mano tėtis, mano mamos brolis ir aš nuo 94 metų lapkričio 17 dienos. Atėjęs iškart po baigęs Kauno technologijos universitetą. Darbų pasirinkimų per daug nebuvo, o dirbti reikėjo. Na ir kažkaip patiko. Ir nuo 16 metų, kaip susikūrė savanorystė, tapau ir savanoriu. Tai kažkaip taip į kraują įaugę. Visą laiką būdavo, kad jeigu kažkam nelaimė, tai aišku namie čia kulautuvų ir tai bėgsi padėti. Bet tai dabar jau važiuoja ir kitur. Ir nesvarbu, diena ar naktis kažkaip, aš manau, čia yra pašaukimas.